Aš esu Vilija Gerulienė, man 46. Alternatyvioj medicinoje dirbu jau labai daug metų, apie 15 ir daugiau. Kodėl aš dirbu čia? Prasidėjo mano pažintis per mano vaiką. Mano vaikas turėjo bronchinę astmą. Ir kadangi buvau uoli puikia mama, stengiausi jį gydyti, kiek įmanydama. Bet pamačiau, kad efekto nėra. Ir vieną dieną vyras manęs užklausė: tu pati medikė, bet tu negali padėti savo vaikui. Ką reiškia tavo mokslai, kuriuose tu dalyvavai? Tuomet aš savo atsakiau klausimą. Aš surasiu tą sistemą, kurioje aš galėsiu būti laiminga, matydama sveikus vaikus. Ir susipažinau su koraliniu klubu. Tai yra, tiesiog buvau sužavėta, protinga, sveika, išmintinga sistema, kurios dėka mes galim absoliučiai nesirgti ir būti sveiki. Ir aš ėmiausi tų žinių pritaikyti savo šeimai. Buvo pritaikytas tiesiog žolinė kompozicija. Tai yra labai puikus produktai, aš galiu netgi pasidalinti: siera MSM, juodo riešutmedžio lapai, žolių mišinys, kuris skatina limfos aktyvumą, koralinis vanduo, kurio dėka tiesiog galima greitinti medžiagų apykaitą. Ir tai buvo daroma lygiai 3 mėnesiai. Po 3 mėnesių mano vaikas visiškai pasveiko. Jam dingo spazmai, jis nustojo kosėti, jis pradėjo ramiai miegoti, jo atmintis sustiprėjo. Po kelių mėnesių jis man sakė: mama, aš nesuprantu, kas man darosi. Aš tiesiog perskaitau straipsnį ir aš jį galiu pasakoti atmintinai. Aš buvau sužavėta. Aš buvau laimingiausia mama savo gyvenime, kad būtent matydama sveiką vaiką, aš supratau, kad šitoje sistemoje yra saugu.